Labas vakaras visiems. Sveiki, sveiki. Išeinu į laivą truputėlį pakalbėti apie, kodėl vat kaupiasi riebalai ant pilvo ir kodėl jie taip sunkiai tirpsta, nes dažniausiai ir susiduriu su klientėmis ir aplamai, kad pas mus labiausiai problematiškiausia tokia vieta, kai kaupiasi riebaliukai būtent ant pilvo. Tai šiandieną noriu pakalbėti apie tas vat priežastis ar ne, nors ir atrodytų ir sveikai maitinamės, ir sportuojame, ir nuo pilvo niekaip nekrenta riebalai. Tai pagrindinės tokios 5 priežastys, kurios vat ir mum trukdo ir ką su tuo daryti. Tai pirmiausia, tai didžiausias mūsų priešas tai yra stresas, aišku, ir mes jau, kaip pasakyt, neišvengsime, bet tikrai galim sau padėti. Ir tikrai gyvename strese, mum atrodytų, galbūt mes nestresuojam, bet mūsų kūnas iš tikrųjų labai reaguoja ir netgi ar ten darbe susinervuojam, ar vaikai sunervavo, ar santykiuose ten kažkas atsitiko ar ne, tai viduje tas jausmas vis tiek yra ir mūsų kūnas vat išskiria kortizolio streso hormoną. Ir vat jis pradeda, tada mūsų kūnas pradeda išgyventi ar ne ir siunčia signalą kaupk riebalus ir būtent tie riebalai dažniausiai kaupiasi būtent pilvo srityje. Nes tai ženklas kūnui reikia apsisaugoti ir taip jisai kaupia tuos riebaliukus. Ir vat kaip ir būtent va tas kortizolis mus streso hormonas skatina kaip tik norėti ir saldaus labai, nes irgi susiduriu, merginos sako, nežinau ką daryti, beprotiškai traukiant saldumynų. Tai vėlgi pirmiausia atkreipti dėmesį, kaip jūs gyvenate, kas tai įtakoja, būtinai atsižvelgti, ar tai stresas, ar būtent viena iš priežasčių gali būti. Tai būtent kaip sau padėti ar ne, nes iš tikrųjų kiekvienas mes su tuo susiduriam ir aš asmeniškai irgi. Ir tikrai yra tų, vadinkim, kaip čia pasakyt, nuramint save ar ne, nuramint savo kūną, tai kaip sau padėti atrasti tuos būdus, nes kiekvienas mes esam individualus, išskirtinis ir kas vienam tinka, tikrai gali netikti kitam. Tai kaip aš sakau, kas man padeda, tai vėlgi priklausomai nuo situacijos, kaip aš sau galiu tuo metu padėti ar ne. Jeigu tai darbe kažkur atsitiko, tai tikrai nebus taip labai daug ir laiko ar ne, dar kažkur, bet tikrai galima nueiti kažkur į šoną ar ten nueiti galbūt į tualetą ar dar kur ramesnę vietą, bent kelias minutes, 3, 2, giliai pakvėpuoti ar ne, nusiraminti, gilusis kvėpavimas labai iš tikrųjų padeda ir būtent susifokusuoti į tą vat, vadinkim, trigerį, tą vat, kuris su jumis sunervavo ir bandyti mintyse, net užsimerkus, ištirpdyti, kaip aš vadinu, ar ne, siųsti meilės tam vat jausmui, ar ne, ar tai žmogus, ar dar kažką sunervavo, ar ne, tai jūs pamatysite, kaip siunčiant meilės jum ir pačiai palengvės, nes du jausmai, pyktis ir meilė negali būti kartu, bet vat kažkaip vat užsimerkus vizualizuoti ir įsivaizduoti ir tikrai žinokit, man padeda tikrai ir ačiū tam žmogučiui, kuris man tai parekomendavo, tai tau, Erika, ačiū tau labai. Tai būtent darbe ir dar kažkur, kur mes labai užsiėmę, tai iš tikrųjų tai padeda, nes kartais tikrai nėra daug laiko, o jeigu tai namuose ar ne, tai vėlgi galima namuose daugiau ar ne, galbūt kažkas daugiau, kažkas mažiau turi laiko, bet tikrai yra ir pamedituoti galima ar ne, ir paklausyti ramios muzikos, galbūt kažkas mėgsta ten atpalaiduojančią vonią su druska, aš be galo mėgstu, ypač labai gerai ir nuramina visą kūną netgi ir tada labai lengva užmigti, aš atsijungiu kaip mygam atsijungiu, tai žinokit, man tai čia superinis dalykas. Taip pat eteriniai aliejai, kurie aišku geriau rinktis, kad jie būtų natūralūs, tada bent jau tu žinai, ką tu kvėpuoji, tu žinai, kas nusėda ant tavo plaučių, nes tokie, vėlgi labai nesigilinsim į tą temą, čia atskira tema, ką mes prikvėpuojame
iš tų vat kvėpiklių, kuriuos perkame parduotuvėje, tai vėlgi ten daugiau chemijos, tai tokių nepatarčiau pirkti, ar ne, galbūt kažkas mėgsta. Tebūnie kiekvienas renkamės, kaip aš sakau, kiekvienas turim pasirinkimo teisę, kas kaip nori elgtis. Ir čia aš pasirašiau iš tikrųjų pagrindinius dalykus, kurių kad nepamirščiau pasakyti jums. Tai karts nuo karto užmesiu akį, čia žinau, Instagramas pas mane irgi eina, tai žinokit, aš žiūrėsiu kampu šiek tiek daugiau į kompiuterį. Ir, kaip minėjau, kvėpavimas ir gamta gali būti, ar neatsipalaidavimas, galbūt kažkam ten dar kažkas. Žodžiu, kiekvienas tikrai yra skirtingas žmogus ir kas vienam tinka, gali tikrai netikti. Tai vėlgi čia grįžtam prie to, kad reikia pažinti save, kas būtent jum asmeniškai tinka, ar ne. Pažinti save, išmokti sekti, išmokti suprasti save, nes tai yra didžiausias darbas, didžiausias su savimi, su savo emocijomis, su savo reakcijomis. Tai nėra iš tikrųjų kaltų žmonių, tiesiog tie žmonės atsirado tam tikrų metų, kada mums kažko reikėjo ir gyvenimas juos tiesiog pasiuntė, kad mes iš to kažką išmoktumėm, kažką pasimokytumėm, kažką pasimtumėm patirties, žinių, pagalbos. Tai kiekvienas, kuris atsiranda mūsų gyvenime, yra iš tikrųjų, kaip aš vadinu, dėlionė, puzlė, jeigu tokią prisimenat, galbūt dar kažkas renka. Paskui tik vėliau tu supranti, kodėl jis buvo siųstas, nes aš iš tikrųjų irgi ne vieną kartą įsitikinau tuo metu, kai tai atsitinka. Ir atsitinka tikrai labai daug dalykų ir tikrai tragediškų ir baisių ir tu nesupranti ir savęs klausi, kodėl taip atsitiko, bet paskui po kiek laiko tu tikrai sudėlioji viską ir supranti, kam tai buvo skirta. Ir iš tikrųjų aš tikrai esu dėkinga, kas man su manim irgi atsitiko ir tikrai buvo tikrai sunkių momentų. Ir taip, ir tada, dabar kaip atsakau laiką, tikrai ir tas sportas, ir tos mano nelaimės, kai žiūrėjau mano stories vakarykščius, aš pasidalinau savo istoriją, kodėl aš būtent pradėjau sportuoti ir kas man buvo, labai nesigilinant, kas norės dar kartelį užeis ir pasižiūrės. Ir man sportas iš tikrųjų mane dar labiau sutvirtino ir aš nekalbu apie šiuo metu raumenis, nes dažniausiai mūsų fokusas būna į raumenukus, gražų kūną, pilvukas ir panašiai, ko mes ir labiausiai pirmutinė priežastis gundomės, bet iš tikrųjų tai yra pagrindiniai dalykai, tai yra sveikata, kaip bebūtų, ir to pasiekoje aš tikrai pamačiau iš mano tėvelio sveikatos ir kaip man, aš jau iš tikrųjų buvau antrąkart ligoninėj, lašelinėj, nes buvau nusilpusi, ant tiek irgi nepajutau, kaip save nuvariau nuo kojų, nuo koto, ar ne, nes dažniausiai mes užsisukame tam rate ir nepajaučiam, kada jau kūnas viskas atsisako, tai ženklai tokie, kūnas tau rodo, gal tu sustok minutę, nes, bus ir blogiau. Tai va tas bus ir blogiau, tai ir buvo. Ir tada tik pradėjau suprast, kai atsiguliau ir akis krypo aplinkui, širdelė mano jau spaudimas krito, aš apsidairiau aplinkui, vien moteris tokius jau žinot amžiuje. Ir pagalvojau, aš tai dar ne tokia vyresnė moteris, aš dar pačiam žydėjime, aš tai dar jauna, ką aš čia veikiu, iš tikrųjų gyvenimas praplaukė pro akis labai greitai. Ir ne, man užteko to, turbūt kiekvienas turi prieiti tą liepto galo tašką, kur aš tau pasakiau, ne, taip daugiau nebus, aš noriu eiti į priekį, aš noriu gyventi. Ir tada iš tikrųjų tai ir buvo mano priimtas tvirtas sprendimas ir nuo tada pradėjo keistis mano gyvenimas, aš pati jį pakeičiau ir tikrai pradėjau ir sportuoti, ir tuo metu, kaip tik sportuodama, tai ir tėveliai išėjo. Tai žinokit, man tas sportas, iš tikrųjų čia labai nukrypau, bet galbūt kažkas tikrai kažkam tikiu, kad reikia išgirsti šią istoriją ir galbūt save atras ir pamatys. Ir norisi tikrai, jeigu širdis norisi pasidalinti, tai vadinasi kažkam tai tikrai reikia išgirsti. Ir jo, tas sportas man patapo dar didesnis tokia atrama, ar ne, ir aš dar labiau pasinėriau. Aš tuo metu ir taip nemėgstu labai
pasakotis, man turi būt labai artimas žmogus širdžiai, kad aš galėčiau taip, tokius dalykus pasipasakoti su žmogumi. Ir ne kiekvieną žmogų įsileisi į savo širdį, į savo gyvenimą, ar ne? Ir būtent sporto pagalba aš dar pradėjau labiau intensyviau sportuoti kasdien, tai aš ir pailsėdavau ir man kažkaip atrodė, aš aišku savotiškai pabėgdavau nuo tų minčių galvojimo, bet kartu tai buvo ir mano sveikimo momentas. Tai iš to sveikimo momento net pati nepajaučiau, kaip aš noriu ir daugiau, aš noriu ir raumenukų, jau man čia neužtenka, aišku, iš pradžių pirmutiniai pojūčiai, tai būtent norėjau geriau jaustis, norėjau būti energinga, norėjau kaip ir šiek tiek numesti tų kilogramų, vis tiek tuo metu pilnai savo nepatikau, bet sportuodama tikrai pamačiau, kad tikrai aš noriu būti panaši į tą žmogų, į tą trenerį, su kuriuo tuo metu sportavau. Ir man patiko jo pasaulėžiūra, jo tas žiūrėjimas į pasaulį, tai tas linksmumas, vat būtent tos emocijos, tas pasipasakojimas. Ir laukdavau kiekvieną kartą, nes man būdavo irgi įdomu ir to žmogaus gyvenimas, tuo pačiu per treniruotę pasipasakodavo. Tai aš kažkaip jaučiausi kaip draugė patapusi jai, nes nors aišku, tai yra online treniruotė, bet vis tiek tai tapo savotiškai man artimas žmogus, kuris man padėjo žengti tuos pirmuosius sporto žingsnius, kurių man ir tuo metu reikėjo ir aš to norėjau. Na ir aišku, mano tikslai, siekiai pasikeitė ir aš tada išėjau iš tikrųjų į jau sporto salę ir gimė ta didesnis noras sportuoti, raumenukų noriu gražesnio, tvirtesnio dar kūno ir aišku, tikslai kai pasikeitė ir plius, jeigu nori tokio kūno, automatiškai reikia daugiau padirbėti su dideliais svoriais. Tai ir paskui, aišku, ta vat jau mintis sukosi apie trenerės karjerą, tai taip aš ir išplaukiau, ar ne? Tai grįžtam prie tos temos, ar ne? Tai pilvo riebaliukų. Tai kita priežastis, ar ne, nes čia jau atvirai tai pasipasakau apie savo gyvenimą. Tai antra priežastis tai būtų, kai miegas. Ir jeigu miegate mažiau kaip 6 valandas, ar ne, 6-7, tai vėlgi prasideda toks harmoninis chaosas ir padaugėja grelino, tai yra alkio hormono ir sumažėja leptino to sotumo jausmo. Tai medžiagų apykaita tada lėtėja, kūnas ima dar labiau laikyti tos riebalus, nes nuovargis tai yra lygus mūsų kūnui pavojus. Ir rezultatas, aišku, alkis, užkandžiavimas, papildomi kilogramai ir dažniausiai, aišku, kaupiasi visą tai ant pilvo. Ir vat būtent išgirstu irgi ir iš klienčių, ir taip susiduriu, žmonės irgi dirba ir tuos pat naktinius darbus, ir būtent tas, kas dirba naktimis, tai aišku, jau nekalbėsiu šiandieną, kitą dieną pakalbėsim apie tai, kas darosi su sveikata aplamai, kai neišsimiegi ir aplamai, kai dirbi naktimis, nes sutrinka ir visas tas žmogaus organizmas, jis nežino, kas darosi, ar čia diena, ar čia naktis. Tuo metu, aišku, ir labiau traukia ir ant saldumynų, saldaus, riebaus, miltinių patiekalų, nes tu neišsimiegi, yra didesnis laiko tarpas, kada tu nemiegi ir noras tų valgyti, alkanas ir aišku, tada visi riebalai kaupiasi ant pilvo. Čia vėlgi nekalbu apie visus, čia, bet dauguma taip yra, nes tikrai yra išskirtinių atvejų, kurie sako, man tai nieko nekenkia, viskas gerai, aš kaip liekna esu, taip ir liekna. Taip, galbūt ir kai kuriems taip yra, bet kaip bebūtų, tai yra faktai. Ir daugumai taip yra, bet yra išskirtinių, kuriem yra viskas gerai su tuo. Tai vėlgi, bet aš sakau, kaip yra daugumai, ar ne? Ir miegas tai yra svorio metimo draugas. Tai jeigu galima, išsimiegokite. Aš suprantu, kas turi šeimas, vaikus ir tikrai sunku išsimiegoti, nes vaikas neleidžia ir tikrai tas nuovargis jaučiasi, juo labiau, kai jis dar atsikelinėja labai dažnai ir jis yra mažiukas. Tai tikrai nėra lengva, aš tą suprantu ir patarčiau tada, kada vis tiek jisai užmiega, tada tu kažkiek numiegi, bet kad bent kažkiek kompensuoti ir tokį balansą padaryti, nes kaip bebūtų,
mes nepasipriešinsim, mums reikia ir išsimiegoti, nes tik tai miego pagalba mūsų kūnas atsistato, mes tada jaučiamės ir energingi, ir darbingi, ir neužkandžiaujame, ir netraukiant saldumynų. Žodžiu, energija iš miego mums yra be galo svarbu ir mes per naujo restartuojame visą tą organizmą, ar ne, kaip savo kompiuterį. Tai būtinai išsimiegokite, tai yra mum pagrindas. Tie pagrindiniai dalykai, stresas ir miegas, tai yra du tokie labai, kurie mus veikia. Tai būtent labai atsižvelkite į juos. Ir nuolatinis iš tikrųjų užkandžiavimas, nes mums iš tikrųjų reikėtų valgyti, kad tie tarpai būtų tarp valgių 4-5 valandos ir jokių ten užkandžiavimų, kai ten šast kažkas tai į burną įskrido, ar ne, koks vienas kąsniukas ir vėl. Tai kad nebūtų tokių dažnų užkandžiavimų, valgyti ten kas 5-4 valandas, tai čia jau, kad didesnis būtų tas tarpas, nes kuo mes dažniau užkandžiavime, mes keliame savo insulino lygį. Ir būtent tie vat angliavandeniai, labai greitieji angliavandeniai sukelia mums irgi tuos greitus cukraus šuolius. Nes čia pakyla cukraus šuolis, žinot, tas cukraus šuolis, po to krenta vėl žemyn, po to vėl pakyla. Žodžiu, venkite to nesveiko, aišku, maisto, visokių ten miltinių patiekalų, tokių nesveikų angliavandenių, nes jie labai greitai pakelia ir nuleidžia. Ir tas toksai bangavimas irgi vat, mūsų organizmui nėra gerai ir aišku, tie visi tokie užkandžiavimai nesveiki, visa tai mums nusėda ir ant pilvuko, ir ant klubų, ir paskui jau žiūrim, o kas čia darosi, reiktų kažką daryti, ar ne? Tai ką aš patarčiau, daugiau valgyti baltymų, nes baltymai tai mūsų statybinė medžiaga ir tuo pačiu jis teikia sotumo ilgam 4-5 valandom, tikrai sotus būsiu, aišku, prie jų būtinai kokios daržovės, sėklos, sveikus riebalus, sveikus tai gali būti sviestas, bet kad būtų tas sviestas ne kažkokie tai riebalai mišiniai ar ne, tepiniai ar ten margarinai, tai čia yra labai nesveiki, tai kad būtų jau sviestas, tai jau sviestas ten 80-90%, tai tokio mums riebalo tikrai reikia. Avokadas, kaip pavyzdys, avokado aliejus, alyvuogių aliejus, ten visokios sėklos, riešutai, tai tikrai yra didelis pasirinkimas ir nebūtinai tokie, kokius aš išvardinau, aišku, tai galite irgi daugiau pasižiūrėti, tikrai rasite gerųjų riebalų, nes irgi jie mums labai reikalingi ir mūsų, ir plaukams, ir nagams, ir mūsų net smegenims, ir žodžiu, visam organizmui. Ir tikrai nereikia jų bijoti, kai kiti bijo ir vat būtent atsisako tų visiškai išbraukia tus riebalus, mums riebalų tikrai reikia, nes išbraukti visiškai jų negalime. Mūsų organizmui tai tikrai jų reikia ir be jų mūsų organizmas irgi veikti ir funkcionuoti kaip mašina irgi negali, nes jų trūkumas priveda vėlgi ir prie ligų ir visa kita ir atsisakys paskui organai dirbti. Tai tikrai nebijokite, saikingai, kai sako, viskas yra gerai. Ir ką dar norėjau paminėti, būtent, kad dažniausiai tai valgome iš emocijų. Ir va čia vat irgi labai didelė problema ir ne viena klientė su tuo vat irgi man asmeniškai pasipasakojom. Ir būtent kai liūdna, kai susinervino arba kažkas atsitiko gyvenime, sako, griebiuosi maisto ir viskas. Tai vėlgi kaip nusiraminimo būdas, streso nuėmimas, kai jaučiamasi vieniši, pikti, tai žodžiu, tų emocijų gali būti labai skirtingų įvairių dėl ko, bet vat būtent prieš griebiant kažkokį tai maistą, pirmiausia savęs paklausti, ar aš tikrai esu alkana. Ir jeigu ne, atsakymas yra ne, tai o ko aš dabar noriu? O ko man trūksta? Ir atsakymai gali būti tikrai įvairūs ir gali būti meilės, pokalbių, ten nusiraminimo, nes iš nuovargio kiti būna valgo. Tai labai nesigilinant, bet čia tokios abstrakčios ar ne, abstraktus dalykai. Ir aišku, motyvacija, pagrindinis dalykas, kur išgirstu, nėra motyvacijos, iš kur tos motyvacijos man gauti ir panašiai. Tai motyvacija
Tai yra emocija, tai ji ateina ir praeina iš tikrųjų. Ir riebalai tirpsta ne tada, kai tu esi užsidegęs, o tada, kai kasdien darai tuos pačius mažus žingsnelius, kurie tave ir veda link tikslo. Ir tai gali būti labai maži tokie dalykai, kurie veda tave link tikslo, tai būtent 10 minučių pasportavimus. Nu, atrodo juokas ar ne, bet jeigu tu tai darysi reguliariai, gali būti kas antrą dieną, kasdieną gali būti, bet jeigu tu nesustosi ir tu darysi, tai patikėkit manim, kur jūs būsite. Aš irgi, pavyzdžiui, kiekvieną dieną sportavau namų sąlygomis, namų treniruotėmis ir aišku, mano tikslai pasikeitė ir aš tikrai net namų sąlygomis sportuodama 3 metus tikrai pasiekiau labai nuostabius rezultatus, mano kūnas sutvirtėjo, mano raumenys sustandėjo irgi ir tikrai galima nuostabiai pasportuoti ir gerai jaustis ir pašalinti tuos vat pirmutinius simptomus, ane, ir energiją, ir noras daugiau veikti, ir tokia visa emocinga, ir užsikūrusi, ir šito motyvacija kartu irgi gimsta noras kažką daryti, veikti. Tai aš tai kalbu iš savo patirties ir būtent aš tą pati praėjau ir aš žinau, ką aš šneku, būtent apie tai ir norėjau su jumis šiandien pasidalinti. Ir kiti žingsneliai gali būti mažiukai, kaip pasiruošti valgyti. Nu, sako kiti, nu, neturiu laiko, kada pasiruoš valgyti. Tai blemba, aš irgi neturiu, o jūs galvojate, aš irgi turiu, bet aš visada turiu planą B, aš turiu planą C, kur pas mane yra šaldytuve arba šalia lentynose, kur aš turiu, yra ir, kaip pasakyti, šaldymo kameroj, visada pas mane rasi ir daržovių, ir uogų, ir kažkokių vaisių, ir riešutų pas mane visada bus, ir jogurto bus, ir kiaušinių, ir, žodžiu, tie pagrindiniai, iš kurių tikrai galima kažką greitai pasidaryti ir tikrai nebūtina ten virti, kepti 3 valandas, kaip aš prisimenu irgi mano šeimoje, mama ten virdavo, kepdavo, Jėzus Marija. Nereikia taip, aš žinokit labai paprastai ir labai greitai gaminu. Pas mane pietus, žinokit, per max per pusvalandį pasidaro ir tikrai ir sveika, ir greita, ir salotos, dieve, kiek aš ten 5 minutės salotos gatavos, ten ilgo virimo kruopos sustatei, kol verda, jau salotos gatavos, pasidarai per tuo pačiu metu, turiu greitai išsikepa ten pašoviai mėsytę ten į orką ar ten dar kažkur, viskas kepa, tau nereiks stovėti prie tų plytų. Tai va tokie maži dalykai, tai tave veda prie to tikslo, tu būsi motyvuotas, nes tu gerai jausiesi, ne iš to, kas išplaukia, aš gerai jaučiuosi, nes gerą pasidariau maistą, pas mane yra energijos bus ir pasportuoti, ir pajudėti, ir nueiti dar kažkokius papildomus darbus, ir tuo pačiu aš išskleisiu emocijas geras, mano šeima laiminga, vyras, vaikai laimingi, nes aš laiminga, aš savim pasirūpinau, o visa kita ir jie tai jaus, ir persiduos visos tos emocijos. Tai žinokit, tikrai vat, viskas ir plaukia iš tų mažų dalykų ir tą motyvaciją galite patys savo susikurti. Na, o jeigu tikrai neišeina, tai mielai prašau jungtis, nes kaip tik vat ruošiu naują iššūkį, birželio 16 dieną, kas nori gali prisijungti, tai Sudie pilvo riebalai. Tai mes iš tikrųjų ir, kaip minėjau, jau pirmasis buvo iššūkis, judėsime, būtent akcentas bus šį kartą į pilvuką, į pilvuko sritį, judėsime tik tai 10-15 minučių, tai kiekvienas gali rasti puikiai, laiką savo, kaip aš sakau, jeigu laiko savo neatrandi, tai žinokit, kas paskui iš to bus jau savo, tai sakau, kiekvienas mes turim laiko rasti savo. Nebus laiko savo, paskui, sakau, skaudės kūną, eisit pas daktarus, žodžiu, žinokit, iš to išplaukia, kai laiko savo neatrandi, netgi bet tokiem mažiem dalykam, tai tikrai neturiu laiko gaminti, neturiu laiko sportuoti, aš dažniausiai išgirstu, neturiu motyvacijos ir užvalgo emocijas, kas dar tenai, neišsimiegu, pavargus, nieko nenoriu, tai būtent siūlau pradėti nuo mažų dalykų ir tikrai galite ir pradėti su manim atėję į mano iššūkį. Tai aš jums duodu, kaip pasakyt, šansą pakeisti tą situaciją ir tikrai, kaip sakau, sportuosime nuo pirmadienio iki penktadienio po 10-15 minučių. Vėlgi, kas negali, tai visada išliks įrašai, ar ne, live metu, jeigu neišeina pabūti. Taip pat, iki šio penktadienio dar gausite 3 nemokamas dovanas.
kur jūs galėsite jau pasiėmęs startuoti iš karto, nieko nelaukę birželio 16, nes ten pasidalinau savo irgi video judesio, lengvo judesio irgi, kur jau galėsite iš karto pradėti, o jau kai ateis tas 16 birželio, jau tada visi kartu startuosim, jums iš karto bus lengviau, jūs busite įsivažiavusios, jau viską pasiėmusios, nes, sakau, iki penktadienio dar gaus žmonės tas dovanas 3, kai prisijungs, o jau po penktadienio jau viskas bus išimta, tai naudokitės progą, kaina tik tais yra 10 svarų, iššūkis vyks 2 savaitės. Ir ką dar norėjau pasakyti, taip pat bus mitybos planas, kurio mes laikysimės, viskas paprastai, kai sako, tuo pačiu su mitybos planu paprasti ten patiekalai, žinokit, labai laiko tikrai daug ir neužtruksime, nereikės ten kažkokių virimų, kepimų ir tikrai laiko tam atrasit, judesių 10-15 irgi, manau, atrasite laiko, pasimsite dovanas ir į priekį, o ką, motyvacijos gal kažkam, jeigu trūksta, tai tikrai mūsų čate jos tikrai netrūksta, merginos iki šioliai jau iš vieno iššūkio šoko į kitą, į šitą pilvuko iššūkį ir jos jau ant tiek pripratusios, žinokit, tikrai pasidalinsiu, net aš ir pati žaviuosi, toks susidėgymas, jos laukia jau sekančio ir jos net vis dar naudoja tuos produktus, kuriuos reikėjo naudoti pirmame iššūkį, tai kaip pavyzdys čija sėklos. Ir man tai tikrai laimė, džiaugsmas toksai, aš labai dėl jų džiaugiuosi, nes jūs irgi numetė per 2 savaitės po 2 kilogramus, jeigu dabar nesumeluosiu tiksliai. Ir tos apimtis tikrai sumažėjo, viskas veikia, jeigu tikrai yra noras, o motyvacijos pilna, užsidėgymas, mes visada kiekvieną dieną ir pasilabinam, ir atsiunčiam, ką valgom, ir dar pajuokaujam, nes yra viena tokia moteris, kuri labai šauniai, labai viską rimuoja, juokauja, tai sakau, jinai mūsų toks motivatorius, tai iš jos galima tikrai pasimokyti ir netgi mane pralinksmina. Tai žinokit, pas mus linksma, gera, tai junkitės, mielai, prašau, rašykit man asmeninę žinutę, pilvukas, ir aš su jumis susisieksiu. Ir nežinau, ar galbūt kažką jūs rašėt ir aš, žinokit, dabar nematau, einu pažiūrėsiu, ar gal kažką tai parašėt ar paklausėt, nes aš, žinokit, iš tikrųjų negaliu visko sužiūrėti, tai minutėlę žvilgtelsiu ir jeigu turite dar kažkokių klausimų ar norėsite kažką paklausti, tai rašykite būtinai arba rašykite po šito laivo. Tai noriu palinkėti gražaus jums vakaro. Ačiū, kas buvot, kas žiūrėjot, kas žiūrėsit ir greitai susitiksim tada. Iki.